Taigi, sveiki atvykę į dar vieną StarCraft 2 kovą. Ir šiandien matysim zergus prieš zergus. Labai seniai zergus prieš zergus nesu komentavęs. Man atrodo, iš viso ar esu komentavęs. Dabar tiksliai nepamenu, bet iš tikrųjų labai retas reiškinys. Ir taip, labai tada smagu pakomentuoti zergus prieš zergus. Ir taip, pristatysim mūsų žaidėjus. Taigi, JP bus mėlynasis zergas ties maždaug 9 valandą šiame žemėlapyje ir Eivė bus raudonasis zergas apačioje. Shattered Temple šitas žemėlapis vadinasi, ar kažkaip panašiai. Ir taip, labai smagu bus pasižiūrėti, kaip ir sakiau, retas reiškinys zergai prieš zergus. Ir jo, labai laukiu, nesulaukiu, kokios čia mums strategijas pademonstruos žaidėjai ir taktikas ir šiaip savo sugebėjimus. Taigi, kol kas matom, kad tranauja mūsų žaidėjai kaip ir po lygiai, po 14 tranų turi. Ir taip, nieks kol kas, štai matom, JP eina toliau su savo tranais, jau turi 15 ir matyt 15 ir iš karto statys veisyklą mūsų JP. Eivė, matom, iš karto ima baseinėlį, o, kaip sakiau, JP iš karto ima veisyklą, kurią, aišku, galima apginti gan nesunkiai ir bent jau prieš ankstyvosius lingus. Aš pats dabar stengiuosi žaisti tokį žaidimą, kad iš karto išsiplėšiu, tik paskui veisimo baseiną vystau. Bet čia, aišku, pasirinkimas žaidėjų ir taip, pasižiūrėsim, ką mūsų Eivė sugebės padaryti. Aišku, jis veikiausiai žino, kad išsiplėtė mūsų JP, tai bandys kažkokią agresiją, matyt, su bane'lingais daryti, nes aš dažniausiai, net nedažniausiai, beveik visą laiką susilaukiu, jeigu aš taip greitai plečiuosi, ką aš beveik visą ir darau, tai visą laiką susilaukiu lingų ir bane'lingų apie 5-6 minutę ar kažkas panašaus. Ir tai jo, čia bus nieko iš tikrųjų netikėto, kol kas dar matom, Eivė neturi bane'lingų lizdui skirto, tai yra reikalingų dujų kiekio. Ir matom, 2 lingai bėgs pagrasinti ją po plėtnį, JP tai yra. Ir gal čia ir JP, nors aš vadinsiu į JP, kažkaip geriau skamba. Ir taip, matom, 2 lingai pirmieji čia bėga į plėtinį, dar matom 2 yra lingai ir iš paskos bėga dar 2 lingai. Tai iš visų bus 6 prieš 6 ir iš tikrųjų, kai plėtiesi, pirmą tai veisyklą, tai 6 lingus gali be problemų išspaust ir apsigint nuo visko ir iš tikrųjų jau turėtum karalienę darytis. Tai karalienė šoka ir karalienė padės čia apsiginti be problemų. 3 lingai nėra labai daug, iš tikrųjų. Savo ruoštų matom, JP daro dar 12 lingų, Eivė daro irgi dar 8 lingus, lingų agresija, bet turėtume matyti kažkur bane'lingų lizdų, nors ne, matom, bane'lingų lizdų nėra, matom, plėtinį ima ir čia kas čia graužia, taip, matom, čia stengiasi Eivė padaryti kažkokios žalos, aišku, JP neturi greičio, dar jis tik tais kaupia, jau dabar pradėjo tik tais vystyti greitį savo. Ir taip, matom, šiaip reikėtų ant rampos padaryti 2 karalienės, ir matom, kad jis taip agresyviai lošia Eivė. Tai matom, karalienė žuvas, ne, karalienė nežuvo, bet matom, grįž savo darbą, aišku, lingai. Ir taip, zargai prieš zargus lingų karai. Bane'lingų mes nematom, taip kad aš manyčiau, kad JP šiaip turėtų apsiginti, nes ir netgi neturėtų leisti lingams šitam užbėgti ant rampos viršos, tiesiog reikėjo karalienės 2 palikti ir jeigu nėra bane'lingų, tai yra apsiginti yra vienas juokas, bent iš mano patirties. Ir na jo, iš tikrųjų tai aš kaip darau, tai tokį zerglingų oliną mažiuką, čia būna net litinys, o pradžioje tik tais kaip makro veisykla, tarkim,
skirta tam, kad lingus daryčiau, bet matom, GP matyt turėjo kai ką kito omenyje, tai yra tiesiog žaisti ekonomiškai stipresnį žaidimą, savo ekonomiką vystyti. Ir vis dar aš nesuprantu. Reiktų nusiųsti karalienę prie... matom, žudė visas karalienės ėjus, bet gal nesitikėjo tiesiog šitiek lingo, bet taip matom jau greit įgavo JP lingai ir matom, Eivė turi pilietinę, aišku, jinai jam padeda gaminti lingus, bet šiuo metu Ctrl-A, ne, Shift-A čia, Ctrl-A. Matom, darbininkais neypatingai daug pirmauja. Mūsų tik vieną, aš dažniausiai pirmauju daugiau, iš tikrųjų gali, nors šiaip aišku spaudė Eivė JP ir jis buvo priverstas daryti vien tik lingus. Bet šiaip turėtum turėti bent jau kokiais 3-4 daugiau darbininkais, ir atrodo tai gal juokingas skaičius, bet iš tikrųjų, kai vyksta tokie zarglingų prieš zarglingus karai, tai iš tikrųjų daro savo įtaką. Ir ypač, kai tu esi priverstas daryti dar karalienės. Tai matom, 2 karalienės yra ir pas Eivę. Ir jeigu jis norėtų, iš tikrųjų galėtų irgi ant rampos pasistatyti. Štai matom, iš JP pusės eina beinlingai. Ir Eivė irgi turi Eivė prarado labai daug lingų šitoje vietoje, jis matys, nepasižiūrėjo, nesitikėjo beinlingų, nes taip ilgai vyko tie lingų karai. Ir aišku, dabar čia stengtis prisibrauti JP's, bet beinlingai su karalienė užblokuoja rampą galutinai, bet matyt Eivė praras šitą veisyklą, kas yra žiauriai negerai. Taip, praranda beinlingai, bėga į mineralų liniją. JP turi labai gerus šansus padaryti milžinišką. Kas čia atsitiko? JP kažkodėl susisprogdino vidury. Tiesiog vidury nieko, iš tikrųjų neverta taip daryti. Net jeigu ir būtų pribėgę 12 lingų, būtų bent jau 12 lingų susprogdinęs. Staiga JP save pasodino į žiauriai prastas roges, tarkim. Ir taip, žiūrėsim Ctrl-A. Darbininkai pirmąją GP, kaip ir turėtų būti iš tikrųjų, nes jis turėjo ekonomiškesnį startą, kas ir šiaip turėtų suteikti kažkokį pranašumą, bent jau teoriškai. Ir matom, Eivė turi gausybę beinlingų ir iš tikrųjų JP'as, jeigu gerai suvaldys savo beinlingus, tai manyčiau galėtų dar apsiginti, bet tada reiktų karalienę ant rankos, o kaip ir nėra. Nepaisant to, kad jis tikrai veikiausiai matė, dėl to, kad čia yra žiūrėtojas ir matom didelis sprogimas beinlingų buvo. 4 beinlingai bėga į mineralų liniją. JP reiktų šiaip sklaidyti visas pusės, bent jau į 4 sklaidyti. Aišku, jeigu į vieną pusę bėgsit ir netiek ir daug iš tikrųjų žuvo ir darbininkai tokia truputėlį aplamdyti, bet visgi gyvena dar. Ir čia matom dar beinlingų gaminasi. Eivė šiuo metu daro, tarkim, vadinamąjį all-in, nes jis nebeturi veisyklos ir jis kažkaip neturi intencijos jos atstatyti. Ir pasidaryčiau aš dar karalienį, visgi turėjo pinigų, nors šiaip kranus daro. Ctrl-R, Ctrl-A. Na, iš tikrųjų, tranų turi žiauriai daug JP'as. Ir tik pažiūrėsim, ar jie jam padės. Nes iš tikrųjų reikėjo pasidaryti kelias karalienės, užblokuoti su rampą ramiausiai ir apsiginti. Nes tikrai Eivė neturi labai daug darbininkų. Ir vėl karalienė bus. Pasidarom tarakonom veisyklą į JP'as. Ir jeigu jūs pasidarys pakankamai tarakonų, tai jam tikrai bus, ne, vienas tarakonas tikrai nebus pakankamai. Darbininkai bėgkit, dieve. Taip, JP. Štai kas būna, kai rampus neišblokuoja. Ir taip, bandys dabar JP'as kažką padaryti, bet iš tikrųjų vietoj tų 10 tranų, kuris darė vienu momentu, jis galėjo pasidaryti, na, dar keletą karalienių, tarkim, ir tas 2 esamas karalienės pastatyti ant rampos. Ir būtų jis susitvarkęs su šitą padėtim. Dabar tai aišku, Ctrl-R, 43 tranai nužudyti. Jo.
įspūdinga. Dvi karalienės ir karpštukas čia puikiai susidaro su tais 6 lingais. Ir matom, lingai, eivės čia viską drasko iš eilės. Ctrl A. 2 prieš 12 darbininkų, manau viskas aišku. Tarakonas čia vienas prieš. Ir iš tikrųjų galėjau pasistoti galbūt čia, ties plaukimo baseinė ir veisykla, bet be šansų, aišku. Taip, jeigu liko tik tais GG ir nežinau iš tikrųjų. Galėjo Džeipas laisvai labai lengvai apsiginti, bet padarė šiokių tokių sprendimų, kurių galbūt nebuvo verta. Jis galbūt jau tikėjosi, kad jau viskas. Nors kaip tu galėjai tikėtis, kad viskas, jau tu susprogdinai hatchą. Na nežinau, Džeipas iš tikrųjų čia padarė klaidų. Jis jau galėjo tikrai laimėti prieš Eivę, bet dėja. Žodžiu, visai smagus ZVZ, kaip ir sakau. Zargiai prieš zargus. Retas dalykas, bent jau pas man YouTube kanale, tai šitą tikiuosi jums patiko, bent jau man tai tikrai patiko. Ir tai tiek. Dvi karalienės ir karpštukas čia puikiai susidaro su tais 6 lingais. Ir matom, lingai, eivės čia viską drasko iš eilės. Ctrl A. 2 prieš 12 darbininkų, manau viskas aišku. Tarakonas čia vienas prieš. Ir iš tikrųjų galėjau pasistoti galbūt čia, ties plaukimo baseinė ir veisykla, bet be šansų, aišku. Taip, jeigu liko tik tais GG ir nežinau iš tikrųjų. Galėjo Džeipas laisvai labai lengvai apsiginti, bet padarė šiokių tokių sprendimų, kurių galbūt nebuvo verta. Jis galbūt jau tikėjosi, kad jau viskas. Nors kaip tu galėjai tikėtis, kad viskas, jau tu susprogdinai hatchą. Na nežinau, Džeipas iš tikrųjų čia padarė klaidų. Jis jau galėjo tikrai laimėti prieš Eivę, bet dėja. Žodžiu, visai smagus ZVZ, kaip ir sakau. Zargiai prieš zargus. Retas dalykas, bent jau pas man YouTube kanale, tai šitą tikiuosi jums patiko, bent jau man tai tikrai patiko. Ir tai tiek.